Likus metams iki Seimo rinkimų populiariausia socialdemokratų partija krečia skandalai, o opoziciniai konservatoriai netrunka tuo pasinaudoti. Ekspertai sako, kad rinkiminė kampanija jau prasidėjo. Rugsėjį socialdemokratų partija sukrėtė vadinamasis premjero žento skandalas. Spalį specialiųjų tyrimų tarnyba sulaikė socialdemokrato Ričardo Malinausko vadovaujamų Druskininkų vandens parko direktorių. Šią savaitę STT pradėjo tirti galimą Utenos mero socialdemokrato Alvydo Katino kišininkavimą. Opoziciniai konservatoriai viešai reikalauja atsakymų. Savo ruožtų socialdemokratai kreipėsi į prokuratūrą prašydami ištirti neva korupcinės Landsbergių šeimos verslo veiklas. Pasak politologo Tomo Janeliūno, į korupcijos skandalus įsivėlę socialdemokratai kaltųjų ieško ne tik savo viduje. Bando kaltinti oponentus, neva kažkokiu būdu jie skatintų štai tokius dalykus, bent jau viešumoje aptarinėti. Bet manyčiau, kad tai jau yra iš tikrųjų gana pabodęs modelis vietoj tokių iš tikrųjų esminių klausimų bandyti nukreipti dėmesį ir viską suvesti neva tik tais į rinkimų kampaniją. Viešųjų ryšių specialistas Liutauras Ulevičius sako, kad prognozuoti, kiek skandalai paveiks socialdemokratų populiarumą, dar anksti. Tai esą priklausys nuo tyrimų rezultatų. Kol kas ir tokios labai stambaus kalibro šūvių dar nesimato. Turim tokius regioninius klausimus. Galbūt Utenos istorija turi šiek tiek potencialą virsti rimtų ir ilgalaikių klausimų. Pasak prezidentės Dalios Grybauskaitės, valdančiąją socialdemokratų partiją krečiantys skandalai ir korupcijos šešėlis kritęs ir ant premjero Algirdo Butkevičiaus aplinkos menkina pasitikėjimą šalies politinę sistemą. Čia